Sveiki draugai, taigi čia toliau informacija, kuri liečia paskutinį mano vaizdo įrašą ir tai, ką dalinausi Telegrame apie Liną Karalių, kuris kalba apie ateivius. Žodžiu, ta pati ateivių tema. Taigi, dabar galima pažvelgti į tai ir iš kitos pusės, iš skepticizmo pusės. Čia man Facebookas išmetė tokį įrašą apie tai, kad JAV neva administracija išslaptino ateivių failus. Apie tai, kad neva amerikiečiai perėmė 10 nežemiškų erdvėlaivių ir savo morguose laiko ateivių lavonus. Na, žinoma, kaip ten yra iš tikrųjų, sunku pasakyti. Čia gal labiau ne apie patį šį postą, kurį jums rodau, o apie vieną komentarų. Na, komentaras matosi sugeneruotas dirbtinio intelekto. Kasgi ten rašoma? Trumpas atsakymas. Ne, JAV nėra oficialiai atskleidusios, kad turi 10 ateivių, erdvėlaivių ar ateivių kūnų. Čia svarbu atskirti 3 dalykus. Pirma, kas oficialiai patvirtinta, antra, ką teigia liudininkai ir buvę pareigūnai, trečia, ką pasakoja įvairūs čeneleriai, įskaitant Bashar ir Daryl Anka. Kas iš tikrųjų įvyko JAV? JAV kariuomenė ir žvalgybos institucijos pripažino, kad egzistuoja dalis UAP. Tai yra neidentifikuoti anomaliniai fenomenai, kurių nepavyko paaiškinti. Buvo paviešinta keli garsūs karinių pilotų vaizdai, vaizdo įrašai, vyko kongreso klausimai, NASA taip pat vykdė UAP tyrimus. Tačiau nėra oficialaus patvirtinimo apie ateivių technologijų saugyklas, nėra oficialaus patvirtinimo apie ateivių kūnus, nėra paskelbta įrodymų, kurie moksliškai patvirtintų nežemišką kilmę. Iš kur atsirado kalbos apie erdvėlaivius ir lavonus, daugiausia dėl buvusio žvalgybos pareigūno Davido Grušo liudijimų 2023 metais. Ir jis kongrese teigė girdėjęs apie slaptas programas, kurios esą renka sudužusius nežemiškos kilmės aparatus ir net biologinius pavyzdžius. Tačiau jis pats nepateikė viešų fizinių įrodymų, jo teiginiai daugiausia remiasi tuo, ką jam pasakojo kiti žmonės, iki šiol viešai nepaskelbta nieko, kas galutinai patvirtintų šiuos teiginius. O dėl pilkųjų, nordikų, reptilianų ir insektoidų, šios kategorijos atsirado ne iš JAV vyriausybės dokumentų, jos daugiausia ateina iš ufologijos literatūros, kontaktuotojų pasakojimų, channeling bendruomenių, įvairių autorių ir konspiracijos teorijų. JAV valdžia nėra paskelbusi oficialaus dokumento, kuriame būtų parašyta, atradome 4 ateivių rūšis, o Bashar, Daryl Anka teigia, kad perduoda žinutes iš būtybės vardu Bashar. Tai yra dvasinis ir metafizinis mokymas. Nėra mokslinių įrodymų, kad Bashar egzistuoja kaip reali nežemiška būtybė arba kad vyksta realus ryšys su tarpgalaktinė federacija. Dėl vibracijų čia jau humoro zona. Jeigu ateivių atvykimas priklauso nuo žmonijos vibracijos dažnio, tada atrodo, kad žmonija vienu metu ginčijasi komentaruose dėl politikos, kariaujam, žiūri kačių video, investuoja į memo koinus ir kepa šašlykus. Tokį dažnį būtų sunku sukalibruoti net pažangiausiai galaktikos antenai. Kol kas situacija tokia. Na, šioje vietoje 100% sutinku. Žemėje vyksta tikras pragaras. Apie kokias vibracijas galima kalbėti. Na, o iš kitos pusės tam tikri įvykiai privertė pabusti daugiau žmonių. Tai tiesa. Na, ir visame tame įtakos turėjo kažkokios vibracijos. Čia kitas klausimas. Taigi, taip, yra neišspręstų UAP atvejų, yra buvusių pareigūnų teiginių apie slaptas programas ir nėra viešų įrodymų apie ateivių kūnus, nėra oficialaus JAV patvirtinimo apie 4 ateivių rūšis, nėra mokslinio patvirtinimo apie Bashar ir tarpgalaktinę federaciją. Taigi, Luko Ramono tekstas yra satyrinis komentaras apie šias idėjas, o ne faktinis pranešimas, kad JAV iš tiesų paskelbė apie pilkuosius, reptilianus ir jų kolegas iš kosmoso personalo skyriaus. Na taip, draugai, dėja, jokių įrodymų kaip ir nėra, yra tik žmonių kalbos, neva kontaktuojančių su ateiviais. Na ir taip, žmonės tuo domisi, to klauso, todėl kad ši mūsų kasdienybė, šita sistema, žmonės taip dakniso, kad jie geriau tikės tokiais pasakojimais, galbūt pasakom, nei kad žiūrės į šitą tokią kuriamą destruktyvę realybę. Geriau tikrai klausyti tokių, nei žiūrėti žinias, tai pasakysiu. Kad yra skraidantys objektai, kurie nepriklauso, bent jau oficialiai mes to nežinome, mūsų žemiečiam.
Tai čia 100%. Nežinau, ar yra žmonių, kurie dar to nematė danguje. Nors, kai aš pasakau, tai argi užzombinti kada nors pakelia akis į dangų. Kai paskaitai dar ir komentarus po panašiais įrašais, ten susirenka vadinami edukuoti, tokie programuoti, indoktrinuoti genijai, kuriem iš viso nieko nėra be pinigų. Yra tik toksai standartinis gyvenimas, kokį gyvenam, mokslininkai viską už juos išsiaiškina, viską pasako kaip yra ir visa tai tiesa, jiem abejonių nieko nekyla, jie viską žino, yra labai protingi, nors iš tikro nieko visiškai nesidomi ir tas jų protas pasižymi tik tai bukumu. Nu, dėja, atleiskit man už tai. Nors neatleiskit, sakau kaip yra. Yra kaip yra. Na štai draugai, šiandien tokia informacija, šiek tiek iš kito požiūrio taško, iš kito kampo. Dėkui, kad klausėtės. Iki greito.